grįžam į Suraną, bet dabar užsuksim į miestelį Cornudelija de Montsant. To show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. Nu, kompani, pamojuokit, alio. Mūsų kompanija. Keliaujam į Suraną. Bet nesakykit, kad negražu. Žiūrėk, čia visi yra Monsanto kalnai va priešai. O čia visas jau yra Pradės kalnai. Čia yra nuostabu. Ir šičia yra buvusi pilis. Sveiki, truputį sustojau, įdama į turgų, paskutinis mano turgelis. Paskutinis sekmadienis, kaip toj dainoj. Na, bet noriu trumpai papasakoti apie mūsų nuotykius važiuojant į Suraną. Mes važiuojam tais serpantinais, vinguriuojam ir staiga žiūrim, kad žmogus su apvirtusia priekaba krausto blokelius, krausto ten tas plytas. Na, mes aišku tokie iš karto gal galim kom padėti, kas čia nutiko, kaip čia ką. Na ir mūsų ta pažįstama sako, Tonis, taip kažkaip man taip pat įsidėmėjo. Na ir jisai sako, ne, sako, jeigu galit, nuvažiuokit prie mano namų, paprašykit darbininkų, kad atvažiuotų, man padėtų. Na, mes aišku taip ir padarom ir važiuojam toliau savo keliais. Na, bet aš grįžus ir pradėsiu domėtis apie Suraną. Aš skaitau visur, kad Toni Arboni ir galvoju, ar čia ne tas Tonis. Ir pasirodo taip, tai garsusis Toni Arbonis. Mūsų kelyje garsus, tiesiog legendinis savo šalyje alpinistas, žinomas visam pasaulyje, sukūręs beveik 400 trasų pačiam Surane, na ir įkūręs netgi stovyklavietę. Tai va, matot, kokią garsenybę mes sutikom. Aišku, būčiau žinojusi, būčiau gal ir paprašusi autografo, nors, aišku, tokiam sąlygom, tai žmogų gal būtų ir nustebinę. Na, bet norėjau pasakyti tai, kad va, visiems kelyje gali visko atsitikti. Ar tu žvaigždė, ar tu paprastas žmogus. Ir tikrai tokiais keliais važiuojant reikia didelio atsargumo ir visada būti budriam. Tai va, svarbiausia, aišku, visada, kad išliktų žmoniškumas, visada pagalba vienas kitam. Tai, manau, svarbiausia. Kas nebuvęs, manau, tikrai bus įdomu pasiklausyti, pasižiūrėti, o kas turi galimybę, aišku, ir nuvykti. Šiaip tai aš visada mėgstu kelionę su gidais, man patinka, kada kažkas yra pasakojama, bet aš kadangi nedraugauju su skaičiais, aš niekada neatsimenu ten tų datų, neatsimenu kažkokių tai ten visokių mūšių ir taip toliau, bet aš visada atsimenu kažkokią įdomią istoriją. Ir man geras gidas yra tas, kuris sugeba kažkaip tai dar įdomiau pateikti kažkokią istoriją. Nes dabargi toks laikas, YouTube mes visi galime viską pasiskaityti, sužinoti. Tai va, aš tenksiuosi irgi jums kai ką papasakoti, kas man įdomu buvo. Manau, kad bus įdomu ir jums. Tai gero peržiūrėjimo. Tai kasgi tie maurai? Maurais vadinta musulmonų tauta, viduramžiais gyvenusi dabartinės Ispanijos teritorijoje Andalūzijoje. Tautos pavadinimas kildinamas nuo Romos provincijos Mauritanijos karalystės. Maurai yra maišytos ispanų, arabų ir berberų kilmės. Maurai apibūdinami kaip protingi, raštingi, nors tuo pat metu žiaurūs ir kerštingi. Tai buvo grėsmingiausi piratai visoje Viduržemio jūroje.
Buvo paplitusi klaidinga nuomonė, jog maurai yra juodaodžiai. Iš tiesų tai baltaodžių rasė, juodais plaukais bei akimis, tik labai įdegę saulėje. Maurai taip pat apibūdinami kaip labai atsidavę savo islamiškajam tikėjimui. 711 metais maurai persikėlė per Gibraltarą, sutriuškino Vestgotų valstybę ir užėmė visą Pirėnų pusiasalį. Maurams nepavyko ilgai išlaikyti šiaurinės kalnuotos pusiasalio dalies, ten nuo 13 amžiaus suklestėjo krikščioniškų karalysčių. Krikščioniškosios valstybės plėtė savo teritorijas, vykdė krikščionizaciją. 15 amžiui pagal popiežiaus nurodymą sukurta inkvizicija, kurios veikla buvo nukreipta prieš maurus ir žydus, o vėliau ir prieš protestantus. Mane domino architektūra, todėl truputį apie tai. Pasaulinėje architektūroje plito maurų stiliaus gyvenamieji namai su atviru vidiniu kiemu, patijom, galerijomis, balkonais, dengti plokščių arba nuožulnių čerpių stogų. Architektūrai buvo būdinga maurų, Bizantijos, vakarų Europos vietinių elementų derinimas. Kupolai, smailiosios arba pasaginės arkos, arabeskos, maureskos, spalvoto fajanso plytelių mozaikos. 1151 metais krikščionys apsupo visą Siuraną, palikdami Siurano gyventojus suvaržytus, apsuptus iš visų 4 pusių. Jo žlugimas buvo tik laiko klausimas. Iš to ir kilo legenda apie karalienę Morą, kuri vietoj pakrikštijimo pasirinko žūti, tragišką žūti, nes tikrai jie labai buvo atsidavę savo tikėjimui. Ir vietoj to, kad būti pakrikštita, jinai geriau pasirinko mirti. Apie tai bus ir kitas video. Nežinau taip tiksliai tos legendos, bet žinau, kad šitoj vietoj pagal legendą princesė Mora šoko į bedugnę su savo baltu žirgu ir šitoj vietoj liko kaip ir žirgo pėda. Tai šitaip legenda byloja. Labai graži vieta, nuostabus vaizdas. Kalnai Siurano kaimelyje. Visiems tiem, kurie liko ir dažiūrėjo iki galo, manau, tokių tikrai nedaug. Noriu dar papasakoti apie karalienę Morą, kadangi yra 2 versijos. Kai krikščionis prasiskverbė ir žudė visus gyventojus, karalienė apimta panikos ir supratusi, kad jau nugalėta, užlipo ant savo balto žirgo ir nujojo į šalia esančią prarają. Krikščionių persekiojama ir norėdama neleisti žirgui instinktyviai sustoti prieš bedugnę, ji uždengė jam akis. Bet gyvūnas, supratęs pavojų, norėjo sustoti ir įsmeigė kojas į žemę. Taip ir liko pasagos įspaudas ant olos. Tragedija buvo neišvengiama. Ir šiandien Solo della Reina Mora vadinamoje vietoje arklio pėdsakas matomas ant olos. Kitas variantas sako, kad karalienė tuo metu maudėsi, kai pamatė, kad miestas yra puolamas.
Iš nevilties ji išlipo nuoga iš vandens, užlipo ant žirgo, kad nuskristų nuo skardžio į amžinybę. Na, manau, šitos istorijos sujaudino, mane sujaudino, manau, ir sujaudins visus tuos, kurie yra kartu su manim ant vienos bangos. Tai va, o dar noriu padėkoti Jurgitai, kuri mums viską aprodė, labai už maloniai praleistą dieną ir labai gražius vaizdus. O visiems norėčiau palinkėti sveikatos, džiaugsmo, kelionių gražių ir visko, ko geriausio jūsų gyvenime.